Gruodžio 6 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko 20-oji metų ūkio šventė. Rajono ūkininkus sveikino Lietuvos žemės ūkio ministras profesorius Vigilijus Jukna, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas, Prienų rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius. Prienų rajono skyriaus pirmininkas džiaugėsi rajono ūkininkų pasiekimais, bet pabrėžė, kad rajone per šiuos metus labai sumažėjo gyvulininkystės ūkių. Taip pat pasakė, jog rajone yra net 4000 užregistruotų ūkių, tačiau iš jų dirba tik 100. Na, taip pat buvo išrinktas geriausias metų ūkininkas Ovidijus Drūle. Nepaisant šventės metu paliestų problemų ūkininkams nuotaiką savo dainomis praskaidrino Vytautas Šiškauskas. Na, o mes rajono ūkininkams linkime sėkmingų ir derlingų ateinančių metų. Kokie šie metai buvo rajono ūkininkams? Rajono ūkininkam visą laiką buvo geri metai. Ūkininkas priklauso nuo gamtos, nuo valdžios ir pats nuo save. Aš manyčiau, kad ūkininkai priprato prie visų bangų, bangavimų, prisitaikė ir įstatymų nelankstumui. Labai greitai jie adaptuojasi ir aš manyčiau, kad jie yra geri. Kadangi aš matau dvi priežastis. Viena, laukai gražėja, antra, jauni veidai ateina ir išsilavinimas, kvalifikacija jų gerėja. Įskaitusi galutinis rezultatas yra žemės ūkis tampa jau šiandieną verslu. Tai Prienų rajone didėja ar mažėja ūkininkų? Ūkininkai paprastai tokia yra savoka. Butaforiniai ūkininkai, kurių yra tūkstančiai priskaičiuota. Tai jie naudojasi tik privilegijom. Aš savo pranešime pasakiau. Tikrieji ūkininkai jų yra 2,5, nieks čia neskaičiuoja jų galų gale. Bet tikrieji ūkininkai matosi, jie stabiliai dirba, stabiliai gyvena. Ir aš manyčiau, kad jų darbo rezultatas matosi ir indėlį į bendrą pridėtinę vertę rajone tokiam žemdirbiškam. Iš tikrųjų, jie daug labai įdeda. Aišku. Yra ir apie ką pagalvoti, bet tai yra šiandien šventė ir reikia, kaip ir Jukna profesorius sakė, reikia gyvulininkystės. Šiandien vien tik grūdus parduoti pigią žaliavą, tai Lietuvai visiškai ekonomiškai neapsimoka, bet tai čia yra pigiausia grandis, lengviausia, kada ūkininkas užsima pardavė ir lyg ir laisvas. Bet man regis, kad kuriant gyvulininkystę, grūdus peršeriant per gyvus ir taip toliau ir mėsą perdirbant, Lietuva daug uždirbtų pinigų daugiau. Tai reikia tik ūkiškumo skaičiuoti ir įsiklausyti į ūkininkus, ką jie sako. Nes jie geriau išmano, kaip čia reikia tvarkytis. Na, o Prienų rajone kokių ūkių daugiau? Ar augalininkystės, ar gyvulininkystės? Šiaip toksai man tradicija nusistovėjo, yra nemažai mišrių ūkių, yra augalininkystės grūdinių gana stiprių ūkių, bet stabiliausia yra tie ūkiai, kur šeimos ūkis iki 200, iki 1,5, kur šeima apsidirba, turi ir augalininkystę, ir gyvulininkystę. Jie gan ekonomiškai tvirtai stovi. Na, o su kokiais sunkumais susiduria šiandienos ūkininkai? Ūkininkui šitą visą laiką yra sunkumo pieno sektorius, dėl ko mažėja karvės. Dėl to, kad labai ūkininkas pririštas. Ką reiškia šeimos ūkis? Tai reiškia dieną naktį reikia dirbti, ne tai dirbti, bet atsitraukti negali. Jam nebėra nei atostogų, nei išeiginių. Dar aš manyčiau, kad čia yra vyriausybės arba Seimo spraga, kad jie lygtai visus darbuotojus gina vyriausybė su darbo valandų, su išeiginėm, dėja, ūkininkų šito vietoje nieks negina. Aišku, jie patys ant savęs šeimininkai, bet ne visą laiką tai pavyksta. Man kai kurių jaunų žmonių gaila,
Bet, nu, ką padarysi, gal mes girdėjom vakaruose, kad yra atitinkamos šeimos, išleidžia ūkininkus patikimus, juos dotuoja iš valstybės. Reikėtų, aš manyčiau, ir pas mus anksčiau ir vėliau tas bus. O įstatymų vingrybės, kaip ir sakiau, žemės kilnojimas, visokių smulkių, stambių rėmimas, tai Seimo arba vyriausybės tarp ūkininkų įneša sąmaištį. Šiandien remia gyvulininkystę, rytoj augalininkystę. Tai nėra taip stabilu. Bet ūkininkai patys susitarė tarpusavy, visuomenininkai, siūlo vyriausybė ir aš manyčiau, laikui bėgant, kadangi aš matau veidus su gerais aukštaisiais, ateina vadovauti, jie dalyvauja visuomeniniam gyvenime, mesgi partneriai yra ministerijos. Taip, kad aš manyčiau, reikėtų ieškoti dialogų, aktyviau dalyvauti patiems, už save pastovėti, nes šiandien man labai gaila, kad ūkininkų sąjunga sudaro Prienų rajone, tarkim, tik trečdalį narių. Tai tie ūkininkai, kurie dalyvauja, moka, jie sumoka ir už aną. Man tai kažkaip tai nepatogu, kad mes jiem geresnį gyvenimą lyg ir nuperkam, o jis pasislėpia už mūsų nugaros. Už iškovotą lengvesnį gyvenimą jis pirmutinis atsiranda kažkokio tarnybų ir bando pasimti tą visą iškovotą privilegiją. Labai gaila, bet mums savikritiškai žiūrint, reikia daugiau vienytis, daugiau važinėti į kaimus ir žemės ūkių skyriui reikia aktyvesniam būti. Šiandieną reikia susiskaičiuoti, kas darosi seniūnijose, ką mes gaminam, kiek gaminam. Ir tu tik turint informaciją tikrą galima geriau tvarkytis, sakyčiau, Prienų rajone. Na, o kas šiandien išrinktas geriausias metų ūkininkas? Geriausias metų ūkininkas išrinktas Ovidijus Drūlė. Tai jis neatsitiktai neišrinktas, sakyčiau, analogų jam nebėra. Jis perėmė iš tėvo ūkiui, perdavė jam tėvokas, jis tuoj pat įsteigė žirgyną. Tai yra papildomas verslas ir pramoga. Aišku, savaime tai ir jaunimą užima, neina šaligatvį išlaistytis, rūkyti ir kažko tai ieškoti, jie jodinėjimo paslaugos yra. Tai yra prabanga, tai yra kultūra. Kita dalyka, jis įsteigė šiaudų perdirbimo granulės, kurios labai paklausios vakaruose. Jisai gamina šiaudus, sugranuliuoja per žirgų kraiką, vėl atiduoda į žemę. Įkūrė apie 6 darbo vietas. Manau, kad tokia struktūra jam palaiko stabiliai tvirtą ūkį vesti ekonomiškai. Labą dieną visiems, malonu matyti čia jūs susirinkusius. Ruošiausi pasveikinti, aišku, jūs pirmiausiai su daug švenčių tokių jubiliejinių, bet pirmiausia norėčiau vis dėlto reaguoti į kai kurios pasakymus, kur išgirdom, aišku, gal platesnei diskusijai šiandien ir ne vieta ir ne laikas, galima daug ką padiskutuoti, bet vis dėlto norėčiau pradėti gal tą atsakymus, galima sakyti, nuo vieno pagrindinio požiūrio. Valdžia viena tikrai nieko nepadarys. Reiktų suprasti tai. Neuždraus išvesti viršelių, nepadidins mėsos supirkimo kainų. Galime tą padaryti dirbdami kartu. Jūs dirbdami ir gamindami efektyviai, mes derėdamėsi su perdirbimo įmonėm ir sodindami visus prie bendro stalo. Ką mes ir darome. Tiek ir pieno sektoriui, tiek visiškai neseniai buvom susėdę ir mėsos sektoriui. Perspektyvus kiekvieni turi savo nišą, smulkesniem ūkiam, aišku, reiktų daugiau galvoti apie kooperaciją, o dėl išmokų tie, kurie tik tai turi žemės, tai be abejo yra aktyvaus ūkininko savoka atsiranda, bet dėja tenai vėlgi Europa labai bando supaprastinti tą savoką, kad mažiau sieti su gamyba, bet mes vėlgi eilinį kartą stengiamės įrodyti, kad jeigu nesusiesime su gamyba, žinoma, bus negerai. Nes, kaip ir supratote, daugelį dalykų, ne vien čia Lietuvoje sprendžiame, daugelis dalykų, ypač žemės ūkio srityje, yra reglamentuojama įvairiais Europos teisės aktais. Tai mes turime gan siauras ribas kažką padaryti. Ką galime, žinoma, tą darome. O šiaip bebaigdamas, kadangi sakė, reikia trumpiau kalbėti, nors norisi daug aišku pasakyti, norėčiau palinkėti visiems, artėjant pačiom gražiausiom metų šventėms, ramybės, susikaupimo, džiaugsmo,
be abejo visiems didžiulės sveikatos ir laimės jūsų namam. O jūsų ūkiam geros produkcijos, didelių kitais metais jau derlių. Tai ačiū. Koks jausmas, kai esate išrinktas metų ūkininku? Geras jausmas. Įvertinimai yra gerai. Iš tikrųjų, dirbi, kartais nėra laiko pažiūrėti atgal, pažiūrėti savo vaisius, bet kai kiti pamato ir pasako, kad taip, iš tikrųjų padarė daug, tai yra smagu, kai kiti įvertina. Na, o šie metai buvo lengvi ar sunkus? Atvirai pasakius, nėra lengvų metų. Ir nėra sunkių metų. Paprasčiausiai arba pasiseka, arba ne. Jei norint, kad pasisektų, reikia iš pradžių, kaip aš sakau, ūkiškai sukaupti lašinius. Sukaupus lašinius visada lengviau einasi ir į priekį. Šie metai nebuvo jokių išskirtinumo, išskyrus tai, kad paprasčiausiai prisidėjo tam tikrų veiklų ūkyje, nebuvo forsuotos tam tikros kryptys, todėl finansinių atžvilgių buvo šiek tiek sudėtingesni. Vėlgi, gamta šiais metais nelepino žemdirbių, bet pastarieji 5 metai kažkokio tai konteksto neišryškina. Taip, kad sudėtingas klausimas. Kokia ūkio veikla užsiimate? Mūsų ūkis yra augalininkystės ūkis. Prie ūkio turime žirgyną, kuriame šiuo metu yra 30 žirgų. Plius turime papildomų veiklų, kurie labai siejasi su žemės ūkiu, tai yra šiaudų granulių iš gamyba. Ir bendram kontekste visi šitie verslai sąveikoja tarpusavį. Kaip sakant, kuris nepaeina, kiti pavelka. Na, o kiek jau metų esate ūkininku? Ūkininkauju aš nuo 2005 metų. Tačiau, kaip aš ir minėjau anksčiau, aš pirmą tėvui žemės riboženklį padėjau kasti 91 metais. Kad ir buvau labai jaunas, bet pakankamai atsimenu ir iš tikrųjų nuo to laiko tas prieraišumas yra prie žemės ūkio. Vėlgi, nesu tradicinis ūkininkas, dirbu per 3 darbus, šiuo metu grinai grįžęs į ūkį, pilnai visas jėgas ir skiriu įmonėms savo ir būtent ūkiui. Na, o kokia jūsų nuomonė į tuos ūkininkus, kurie tiesiog naudojasi lengvatomis ir nieko nedirba? Čia turite omeny sofos ūkininkus, tos populiarų į pavadinimą. Atvirai pasakius, tai aš kalbėjau su kai kuriais Seimo nariais, mes vis tiek diskutuojame tos teisės aktus, kurie mums yra svarbus. Tai aš jiems pasakiau labai paprastą dalyką. Atskirkit žemdirbį ir žemės savininką. Žemės savininkas tai dar nereiškia, kad jisai žemdirbys. Kai jūs atskirsite, tada prasibaigs spekulacijos vien tik pašalpomis gyventi, nes turėti žemę ir gauti už nieką neveikimą, tai yra mažų mažiausiai nėra reglamentuota tai. Tačiau yra tarpų skylių teisės aktuose, kur kai kas naudojasi. Atvirai pasakius, aš manau, kad visi tie, kurie dirba ir jiems numatyta tam tikra parama, jie turi ją gauti. Daugiau ar mažiau nuo ūkio dydžio priklauso, tai čia diskutuotini klausimai, bet jeigu nedirba žmogus, iš esmės jis nenusipelno gauti to. Apskritai ir kaip visa kita socialinė politika, aš esu labai prieštaringos nuomonės dabartiniai, tai yra būtent pašalpų mokėjimas ir vertimas žmonių nedirbti. Europa jau nuo to nueina, mes dar tik įeinam į ten. Taip, kad reiktų iš tikrųjų valdžiai pagalvoti apie tai. Na, o ko galėtumėt palinkėti visiems tikriesiems ūkininkams? Aš kaip ir sakiau, kad žemkenčiai neiššaltų, kad gyvuliai turėtų pašarų iki ganiavos ir kantrybės, iš tikrųjų didelės kantrybės, nes šiandien mes tik 20 metų istoriją turim kaip Lietuvos žemės ūkis, 23 užsienio ūkiai turi po 100 mečius nepertraukiamos. Taip, mano proseneliai gyveno irgi ir ūkininkavo prieš 100 metų, bet ta pertrauka išvedė mus iš pusiausvyros ir ko mums reikia šiandien, tai yra pastatyti savo ateities kartom ūkius. Tai yra suforsuoti juos iki tokio lygio, kokie europiečiai yra pasiekę. Dalį mes jau taip įgyvendinę.
bet kantrybės po biškį 5 metai, 10 metų ir mes turėsim žymiai stipresnius ūkius. Taip kad, sėkmės ir kantrybės.